labai smagu matyti visus šitos 4 žmonės šitoj vietoj, prie vieno stalo, skirtingų kartų žmonės, skirtingai dirbančių žmonės, labai įdomu. Pradėti norėčiau nuo to, kad Uršulė mums uždavė visiems labai įdomų klausimą. Mes nubalsavom reitinguodami spektaklius, režisierius ir teatrų institucijas, teatrus. Tai norėčiau paprašyti, kad trumpai pakomentuotum, ką tu matai šituose rezultatuose. Turbūt tai kažkaip, ką ir bandžiau užduodama šitą klausimą pati savo atsakyti, kaip mes intuityviai vertinam, man regis tai, ką išduoda šitas pirmas išsirikiavimas, galbūt susijęs su visų pirma santykiu su tekstu ir estetiniais sprendimais, kuriuos režisieriai priėmė konkrečiuose spektakliuose, santykiu su dekonstrukcija, nes galėtumėm sakyti, ne, mes turim ten režisierės Janos Ros 3 seseris, kurios buvo dekonstruotos, tai per santykių su tekstu ir to teksto mardos į politizavimą, įdėjimą labai konkretų ten geopolitinę situaciją. Mes galim numatyti, kad tai liberali perspektyva į autorių, galbūt į ten tuometinę Lietuvos geopolitinę situaciją. Vėl aš spekuliuoju absoliučiai, bandau kažkokias greitas tarsi išvadas matyti. Režisieriaus Oskaro Koršunovo romanas pasirytas gana tokiam konservatyviom, turbūt ir estetiniam, ir santykyje su tekstu, jis gana ištikimas jam arba pilnai ištikimas jam. Mane gal truputį stebina Adomo Guašo atsidūrimas 3 vietoj, jei tai yra, iš esmės, kolektyviniu būdu, vienaip ar kitaip gimė spektaklis. Prašau. Gal tai čia gal irgi įdomi paskui bus pakalbėti, ar tas kolektyvumas savaime spektaklį, ar galim sakyti, kad kolektyvumas kūrybinėme procese savaime spektaklį iš karto indikuoja, kad jis yra liberalesnis ar laisvesnis, taip toliau. Jeigu grįšime prie vėl, gal, nežinau, man pačiai įdomu, atrodo, kad tas vienintelis pasirinkimas, kurį turėjom iš NVO, automatiškai atsiduria ties liberaliausio teatro institucija, gal mums indikuoja tą laisvę, kurią ta institucija užtikrina savo menininkams, ta priklausomybė institucijai tarsi daug laisvesnė. Gal mane stebintų senojo teatro atsiradimas 2 vietoje irgi, todėl kad ypatingai paskutinių tiesiog, gal mes dar laukiam rezultatų, bet atrodo, kad politiškai tarsi jis bando laisvėti ir kažkaip kvestionuoti tą savo apskritai poziciją kaip, šiaip jau tokia postkolonialistinis rudimentas Vilniaus senamiestyje. Tai man atrodo, kad jis bando permastyti tą savo poziciją, o vis dėlto jūs matote jį kaip gana konservatyvų. Nežinau, čia turbūt gal mažiausiai man klausimų kyla. Kokiu to klausimų kyla? Aš savęs šitoj kompanijoje nežinau, ar galiu laikyti liberaliausią. Man turbūt, kaip ir Naubertas turbūt atrodo liberaliausias, bet nes aš gan kartais save konservatyvę laikau. Nekrošius man, pavyzdžiui, labai liberalus atrodo ir turbūt šiaip su kuo aš visada bendrauju iš vyresnės kartos, jie kalba apie labai didelį inovatorių ir liberalą. Bet aš dar grįždama, man labai keista, kad Šiaulių teatras konservatyvesnis už Panevėžio. Nes man atrodo... Taip Šiaulių teatras turbūt nežiūri Šiaulių teatrą. Man atrodo, kad Miltinio teatre... Tiek eksperimentų praeitą sezoną buvo ir Brazų eksperimentas. Ir šito Gumausko tie šokiai, ir tengi statė vokietis Mindaugą, reiškia, ko ten tik nebuvo. Ir procesą darė pusę spektaklio, pusę filmo. Tengi jauni vadovai, Nomeda Šatkauskienė, mano vadovai, tas žodžiu, labai eksperimentuoja. Šiauliečiams net atrodo, kad per daug, reiškia.
publika tiesiog nesuvalgo tų inovacijų, kurias pateikė teatras. Pavyzdžiui, Agnio Šeikos spektaklis šokio, į kurio aiškiai Šiaulių publika nebuvo dar pripratus, kad būtų atskiras šokio spektaklis, dar jūs reikėjo jaukinti taip, kad... Taip, tikriausiai ta refleksija visgi seka su šio kitokiu pavėlavimu. Ta pati matom ir su Senuoju teatru ir turbūt taip pat ir su Šiaulių teatru, kad mes vis dėlto mūsų tas įsivaizdavimas taip greitai nebėga kaip tie aktualiausi įvykiai. Dar, man rodos, turim dar vieną poziciją, ar visus tris jau balsavimus? Režisierių sustojom gal, bet čia... Nežinau, man tiesiog, aš vėl viduj labai daug abejoju pati, nes vis tiek nesu tikra šitų savokų turiniu. Nu, ta prasme, manyje vis tiek ta dvikova vyksta, dabar sakant, kad konservatyvumas, bet tai, ką jūs kalbat, kad ar gali, gal toks retorinis klausimas, ar gali egzistuoti toks oksimoronas kaip konservatyvus eksperimentas? Veikiausiai gali, dėl to, kad laukinė, nes jo, čia toks perspektyvos klausimas, laukinė antis tam tikrą prasme yra konservatyvus eksperimentas, spektaklis be režisieriaus, bet gimęs absoliučiai apsimetantis konvenciniu režisūriniu teatru ir taip suprantamas ne kritikų galbūt, bet didžiojo žiūrovų lauko ir dar iš viešosios komunikacijos Facebook'e režisieriaus, kuris vis dar, jaučiasi jį pastatęs. Tai gal sakykime tiesiog, kad teatro reiškiniai, kaip kompleksiški reiškiniai, jie turi daugybę tų briaunų ir, ar tiksliau dedamųjų dalių ir ten sudalyvauja, kaip sakant, įvairios pozicijos. Ir gali būti, kad režisierius, sakykime, deklaruojantis liberalias pažiūras, šiuo atveju, kad ir Oskaras Koršunovas, bet mes matom, kad jo spektaklis atsidūrė tarp pačių konservatyvių, tiksliau, kaip įvardintas kaip pats konservatyviausias. Tai taip pat, kai matom Eimuntą Nekrošių antroji vietoj prie konservatyvių ir vėlgi reaguoja Eglė ir turbūt dar daugiau kas ir sako, kad jisai liberalus, tai turbūt turime omeny, kad jisai yra savo laiku buvo inovatoriškas tiek raiškos prasme, tiek požiūrio į tam tikras temas. Vis dėlto jisai dirbo daugiausia su klasikiniais kūriniais, bet jo požiūris buvo toksai, tuo tarpu, kaip mes vertintume jo kaip režisieriaus laikyseną, ir čia nekalbu, kad, nežinau, turėtų būti poliai kažkokie tai kaip korektiškas elgesys ir mobinimas. Ne, yra daugiau ten variantų, tiesiog, ar tai yra kaip, ar žiūrime režisieriaus poziciją kaip į vadovaujančią šitoje hierarchijoje, ar mes žiūrim ją kaip besidalinančią atsakomybės, tai greičiausiai, kad bus kaip prie vadovaujančių. Ir dar gal truputį apie lūkesčius, kuriuos režisierius turi, mes čia taip labai tik apie režisūrą kalbam, gal natūralu, kad tokioj kompanijoje, bet režisieriaus lūkesčiai savo kūrybiniai komandai. Pavyzdžiui, ar spektaklis gali būti konservatyvus, bet jo scenografija labai ekspresyvi, eksperimentinė, inovatyvi ir atvirkščiai. Jei vėl, Gezam Kunstwerk ne veltui paminėtas, tai tas sandrauga sričių juk daro įtaką galutiniam produktui ir jau mūsų vertinimui. Bet aš čia nenaudočiau tų konservatyvumo ar liberalumo savokų apibūdinant estetinius pasirinkimus, tarkim, vizualikos. Gal padėtų, kad apskritai konservatyvus teatras yra vertybių sistema, turbūt išpažinimas, tarkime, ir vėlgi tradicijos savoka, kuri yra aprašymuose. Tradicinis režisieriaus darbas interpretuoti, tarkime, dramaturgijos kūrinį. Kūrinys yra aprašytas, yra ir tada režisierius ima ir interpretuoja. Pasitelkia scenografą, susikviečia komandą, išdalina pagrindinius antraplanius vaidmenis. Aš sakyčiau, kad tai yra konservatyvus teatras, dėl to Gintaras Varnas čia turbūt pirmoji vietoje. Ima kūrinį, jau parašytą,
kažkokią pjesę, Viktoras vaikai valdžioje, pasikviečia komandą, pastato. Ar Makarevičiaus scenografija ten konservatyvi? Ne. Ar jinai tradicinė ir, nežinau, kaip, bet čia turbūt dailės jau šiek tiek mes turim įsivesti sąvokų, neturim čia ekspertų, bet estetika nuosaiki, tradicinė, ar muzika konservatyvi, mes taip turbūt ir patys teatregi nekalbam, kad parašė konservatyvią muziką. Ne, parašė, kaip visada. Ta prasme, kad truputį tas sąvokas vėl, aš sakyčiau, truputį jų nepaversti viskam apibūdinimu. Taip kaip, tarkim, Kamilė Gudmonaitė, trans, liberalumas. Liberalumas tuo, kad Lietuvoje tuo metu nebuvo tokio kūrinio tema tokia, bet ar jinai liberali savo formai, kurią jau matė pati, turbūt, nežinau, Vokietijos kokiam nors įraše, ar tai liberalu ar ne, tai negalim. Ir tai net nieko bendro turbūt su liberalumu neturi, tiesiog to laiko progresyvumu, arba, kad mes turim ir patys savo žodyną. Šiaip turim savo žodyną ir teatrologinį žodyną, kurio galim nepamesti ir gal būtų smagu jį turėti ir savo galvoj labiau, kad būtų galima estetiniam kategorijom truputį labiau kalbėti, ne tik politiniam savokom ir irgi neprimaišyti savo, taip sakant, neprofanuoti to, ties ko dirba, tarkim, Jolanta. Ir nepadaryti iš visko konservatyvus, liberalus, socialistiškas. Kitaip tariant, tai, ką aš savo aprašyme, kuris buvo aiškiai daug geriau artikuliuotas negu šiandien ryto pranešimas, ir bandau pasakyti, kad teatras negali egzistuoti dvipoliai matrico, yra diskursyvi erdvė ir tas daugiabriauniškumas, jojo ir galėjimas koegzistuoti kažko labai konservatyvaus, pavyzdžiui, ten toks normatyvus vyriškumas, heteronormatyvi šeima, bet staiga atsiduria mūsų kritikos, tampa mūsų kritikos subjektu. Po velniais, kaip įvardinti vėl tokią oksimoroninę tarsi situaciją. Ir ar tada tas vienas režisierius, kurio perspektyva ar kurios perspektyva mes, yra pasiūlyta per ją mums žvelgtelti į tą darbą, ar jos akimis mes žiūrime, ar savo visuomenės akimis žiūrim ir ką tada diagnozuojam. Ta prasme, turbūt, kad diagnozė vienareikšmė nepadės mums. Labai atsiprašau, Jolanta. Tiesiog prisiminiau labai gerą pavyzdį, man atrodo, Miegantis Oskaro Koršunovo ir Mariaus Ivaškevičiaus. Tema - moterų, utopinė, moteris, matriarchatas, ateitis. Lesbietės paėmė viršų, nebėra heteronormatyvių santykių. Visas pasaulis pasikreipia. Kaip pastatytas spektaklis? Tai yra totaliai heteronormatyvinis, patriarchatinis požiūris į moteris ir vyrų fantazijos, kaip jos lesbiečių valstybėje gyventų. Tai jo. Tiesiog norėjau pasakyti. Prieš perdodama žodį Jolantai, tik norėčiau pasakyti, kad šalia to daugialypiškumo reiškinių mes gal turėtume imti domėn ir kontekstą ir referencijas, kas yra konservatyvu kažkieno tai atžvilgių. Tai, ką Gytis Padegimas pristatė kaip režisierių diktatą anais laikais, šiandien atrodo absoliučiai kosmosas, ar ne? Ir iš tikrųjų gal mes tikrai atrodom pukuoti ir taip toliau, palyginant su jais. Tiksliau, jie atrodo, aš jau labiau prie tų dinozaurinių. Bet žvelgiant iš kito konteksto, iš jaunesnės kartos konteksto, kurie turi šiek tiek kitą socialinių aplinkybių backgroundą, turiu omeny tas valstybės, kurios nebuvo už geležinės uždangos ir kurios šiek tiek kitokiomis sąlygomis brendo, ten ta situacija atrodo visai kitaip. Ir tas mūsų dabartinis korektiškumas, jis visiškai netrodo pernelyg pūkuotas, jis atrodo absoliučiai norma, kurios reikėtų laikytis. Tai turbūt gal tiek. Aš tai daugiau
nežinau, tai toks mikrofonas keistas kaip lūpdažis, bet tokius reakcijas ne į vieną kažkokį pasakymą, bet į skirtingus pranešimus. Ir aišku, dabar bus labai sunku ir kalbėti ir atmatyti tą miltinio koją nešvarę, turbūt lydės mane likusį gyvenimą. Ir tai aišku nėra ta riba, nuo kurios mes turėtumėm atsiskaičiuoti, kaip turėtų egzistuoti mūsų santykiai ir mūsų pasaulis. Čia turbūt yra jau visiškas baisus dugnas, prie kurio mes nenorėtumėm grįžti. Bet labai konkrečius klausimus iškeltus, pavyzdžiui, Uršulės dėl to, ar gali toks, pavyzdžiui, progresyvus teatras būti tradicinio teatro scenoj. Tai kadangi teko nemažai bendrauti, pavyzdžiui, su labai tokio kairuoliško, brechtiško teatro režisierė, kurią mes buvom ir į Vilnių pasikvietę, darėm viešą paskaitą, jinai skaitė apie brechtišką teatrą iš Vienos, Eva Brener, tai ji kaip save suvokiančia tikrai tokia kairiojo brechtiško teatro atstovė, režisierė, niekada, sako, aš į klasikinį Vienos nacionalinį teatrą niekada į jo sceną neičiau ir nerežisuočiau. Ir jinai čia atvažiavus susitiko, mes organizavom susitikimus su skirtingom teatro trupėm ir bendruomenėm ir, pavyzdžiui, feministinio teatro Spokšok, ir jinai darė seminarus su jom. Jinai griežtai atsisakė eiti susitikti su klasikinio tradicinio teatro atstovai, sako, aš neturiu su jais apie ką kalbėti. Bet vis dėlto, kai pagalvojom, pats Brechtas tai režisavo Berlyno. Labai konservatyviai. Labai konservatyviai. Tai kodėl aš tą sakau, kad aš manau, kad forma nebūtinai reiškia progresyvumą ar konservatyvumą. Tai, ką mes sakome, o teatre, aš manau, yra kur kas svarbiau negu kaip. Ir čia pereinu tada prie Eglės to kolektyvinės kūrybos. Kadangi mano tyrimų laukas yra solidarumas pirmiausia. Solidarumas, kurį aš suprantu kaip kairį veiksmą, tuo tarpu bendruomeniškumą, labiau tokį socialinį bendruomeniškumą priskiriu prie labiau konservatyvaus dalyko. Tai aš visada labai atsargiai žiūriu į kolektyvo išaukštinimą per didelį. Tokį kolektyvinio kūrimo, nes būtent solidarumo prasme yra vienas iš labai svarbių aspektų kolektyvas versus individas. Ir šita dinamika, ypač įsivaizduoju mene ir teatre, yra ypatingai svarbi, nes yra beje ir nemažai ir filmų pastatyta, ypač skandinavų, apie kolektyvo spaudimą individui. Nes mes kartais taip galime kolektyvinį veiksmą ir kolektyvo nuomonę sureikšminti, kad realiai tas individas, kuris galbūt labiau progresyvus ir tas, kurį reikia apsaugoti ir pažeidžiamas, yra dar kartą represuojamas. Ir jeigu mes norime turėti talentus, vis tiek talentas yra svarbu kultūroje, mene, tai mes negalim per daug jo represuoti. Tai šitas balansas yra labai svarbus. Ir dabar dar grįžtant, aš čia šiandien irgi klausydama tokį, ir vakar klausydama kitų pranešimų, pajutau kaltę, kad realiai man reikėjo savo pranešime daugiau skirti dėmesio, kalbėti galbūt apie Gramscio hegemonijos savoką arba Markso ideologijos sklaidą kultūroje. Ir čia nežinau, gal Andrius galėtų, vis tiek jisai šito dalyko profesionalas, geriau tą paaiškinti. Bet ką aš bandžiau pasakyti, kalbėdama apie kultūros protestą ir klausydamas ir šiandien, ką kalbėjau pernai, aš neįsivaizduoju, kad teatras gali būti nepolitiškas, nes teatro prigimtis pati pradinė yra būti to visuomenės veidrodžiu, o būti visuomenės veidrodžiu ir yra tikrasis politiškumas. Kaip tai yra daroma, štai kur yra klausimas. Jeigu tai yra daroma nesuprantant, kad tu esi veikiamas tam tikros ideologijos ir veiki jos paradigmų ir tą neigi,
tai realiai tu darai propagandą. Mes politologai tokius vadinam komjaunuoliais ir komjaunuolėmis, kurie eina, sako, valio, aš čia nieko nekvestionuoju, man čia viskas aišku. Ir tada sakai, kaip tau viskas aišku? Dėl to, kad aš esu nepolitiška ir aš savo sąžinės ir savo moralės principais vadovaujuosi. Jisai, palauk, kokios moralės? Kieno yra tavo moralė? Tu esi vienas žmogus, kuris turi savo atskirą moralę ir tu viską žinai. Aš nepaisau, ką čia tie visi politologai, politikai sako, aš einu ir ginu, nes, na, tarkim. Ir staiga aš vakar supratau, tai ką mes irgi, politologai per tos kultūrinius protestus daug diskutavom, sakom, niekaip nesuprantam, apie ką jie čia sako, iš kur čia, prie ko čia tas sąjūdis, kodėl čia. Ir man vakar prašvito, nes mes diskutavom, sako, mes iš tikrųjų galvojom, kad yra griaunama valstybė. Ir aš taip, tai čia yra kažkoks tai moralinė pozicija, čia kažką, čia nieko bendro, jie čia niekieno teisų neina, jie eina kažkokią moralinę poziciją ginti. Ir tame aš irgi matau grėsmę. Aš manau, kad viena vertus, manau, kad yra labai svarbu tiek teoretikams, politologams girdėti, nes mes labai daug kalbam apie menininkų jautrumą, kaip menininkai viską išvelgia geriau ir panašiai, bet realiai mes nekreipiam dėmesį, kai jie tą sako. Tai reikėtų daugiau galbūt irgi išklausyti ir atkreipdėmesį, jeigu jie sako, mes manom, kad yra labai blogai ir kad yra grėsmė, bet ir kita pusė turi irgi tada girdėti, nes pavyzdžiui, man atrodo, kad dar didesnė grėsmė mūsų valstybė yra to konservatyvaus diskurso dominavimas kultūroje, nejaučiant, kad tai yra daroma. Štai aš manau, kad tai yra ir mūsų kūrybingumo, mūsų idėjų progreso stabdys. Šitas užsidarimas ir galvojimas. Jūs manot, kad yra idėjų progreso stabdys kažkoks? Kodėl nėra tų idėjų progreso? Kodėl jūs nematot to progreso? Paaiškinkite. O jūs matot politikoje kažkokį progresą? Ir apie meną? Ne, tai aš tai matau kaip visumą. Matot, jūs atskiriat politiką, aš matau meną, kuris inspiruoja politinį lauką. Aš norėčiau, kad jisai... Aš nežinau, kad žinot, inspiruotų menas politinį lauką. Gal galime truputėlį pabandyti... Jeigu galima, aš tiesiog pabaigsiu paskutinę mintį. Ir tai aš manau, kad pasitikėkim truputėlį vieni kitų profesionalumu ir, kaip sakau, nepakanka mums kalbėti apie meninį jautrumą, jeigu mes jo nepaisom, mes turim paisyti, bet kultūros laukas irgi turi truputėlį pasitraukti nuo to moralizuojančio veiksmo ir daugiau galbūt būti to kritinių veidrodžių, parodančių. Ir tai galbūt bus inspiracija. Aš dabar jūsų klausimą neturiu tiesiog atsakymo, bet... Mes turbūt galime sutikti, kad iš tikrųjų visi turime stengtis būti kiek įmanoma labiau savikritiški tiek savo įsitikinimais, tiek savo meninė ir profesinė raiška. Tai manau, kad čia yra be jokios abejonės. Turim būti kiek įmanoma labiau savireflektuojantis ir savikritiški. Labai trumpai noriu sureaguoti į tą momentą, jog politologai sako, kad nebuvo grėsmės valstybė, menininkai sako, kad buvo. Tai buvo menininkai, kurie sakė, jog nėra grėsmės valstybė, ir buvo politologų, kurie matė tą grėsmę ir ją analizavo. Tai man atrodo, kad čia šita binarinė pozicija, nežinau, kuo jinai yra pagrįsta ir manęs neįtikina. Tikrai netikėk. Ne, netikiu, bet tiesiog, kad iš tikrųjų yra labai skirtingi žmonės ir menininkai nėra vienos ideologijos atstovai, kaip ir politologai. Man atrodo, Jastramskį abudu ir palaikė ir... Jo, taip. Labai trumpą, labai atsiprašau, vieną tokį labai trumpą, tai vat, apie visus Ibseno visuomenės priešas. Tai va čia mes turime tą masę ir individą, kurį vėlgi galima bendruoja prasme kalbėti iš tikrųjų, kad ta masė visuomenės kažkokia tai suformuota viena mintis, jis sugniuždo individą, bet šiuo atveju Ibsenas irgi nėra toks jau visiškai laisvas, jisai propaguoja būtent tas liberaliasias idėjas to individo, sakykime, paveikslai ir žodžiais, ir lyg ir savotiškai tas konfliktas apsiverčia aukštyn kojomis, ką įrodė ir, sakykim,
Vaitkaus spektaklis, nes vienos tiesos negali būti. Ir teatras, man atrodo, tikrai jis vienos tiesos niekada negali išreikšti. Tiek formos, tiek turinio prasme. Ir lygiai taip pat Uršulė turbūt ji įdėjo Lemano, bet ir Lemano ir postdraminiam teatre, ir vat šitoje, ir kaip Alma paminėjo šitoje citatoje, iš tikrųjų teatras kalba ženklais. Ir tie ženklai, kaip visada, jeigu jie yra tam tikri sąlyginiai, simboliniai ženklai, jie išties vienam ar kitam, kuris turi tam tikrus įsitikinimus, savo ideologiją, jis gali reikšti vienokį ar ne, kažkokį tai sprendimą ar būdą, o kitam gali reikšti kažkokį tai kitokį. Negalima politinio teatro pavirsti, kaip jūs sakėte, iš tikrųjų, tai tada virsta propaganda. Nes mes tiesiog, juk menas kalba šiek tiek tokia truputėlį abstraktesnė kalba, ko aš visada pasigendu, sakykime, netgi šiuolaikinės jaunosios kartos teatro kūrime, laikydama jį šiek tiek tokiu konservatyviu formos prasme ir liberaliu, arba, sakykime, aktyviu politinę ir ideologinę prasme, nes mes dažniausiai iš paskutinių metų jaunos kartos, atsiprašau, spektaklių vis dėlto analizuojame ne formą, sakyčiau, turinį, bet turinį suspaudžiam iki temos. Ir ta tema visada būna arba feminizmas, arba lyčių kova, arba šeimininiai kažkokie dalykai. Tiesiog susiaurėja tie mūsų ir vertinimo, ir matymo kriterijai. Ir man atrodo, čia surasti arba išlaisvinti tą temą iki kažkokios ir formos, galbūt tada, ir nekalbėsime apie konservatyvumą arba liberalumą iš politinės, o būtent apie tam tikrų prasmių pavertimą kažkokiais tai teatriniais ženklais, ko iš ties norisi ir trūksta mūsų teatre. Man taip atrodo. Ačiū, Rasa. Čia matėm dar. Norim pasakyti. Aš tai norėčiau tiesiog reflektuoti momentą, kad šiandien viena iš, sakyčiau taip, šiuolaikinio pasaulio problema yra baisus nesusišnekėjimas. Ir, daug yra asmenų, kurie išsako tą mintį, bet įstrigo Salman Rushdie tezė vienam interviu, kad sako, visos dabartinės kultūrinės ir politinės, jau nekalbant apie politinės institucijos, prarado, mes kaip visuomenė, kaip civilizacija, praradom galimybę susikalbėti. Ir tos, ir šia prasme, ir politologiniai tyrimai, tarkim, Ainės Ramonaitės, bet ne tik tais jos ir kitų apie tą polarizaciją. Čia būtų viena iš išraiškos formų, tai ką kalba Salman Rushdie. Bet grįžtant prie teatro, aš iš tikrųjų atliepčiau, ką gerbiamas Gytis pasakė, kad taip, teatras, kuris yra visada politiškas, bet nebūtinai ir tikrai ne politinis, ne propagandinis. Politinis, jeigu mes sakom, politinis teatras yra propagandinis, kuris tiesiog vienos grupės, vienos partijos, vienos hebros mintis skleidžia. Taip, tai tada tai yra propaganda, bet politiškas visomis prasmėmis dėl to, kad jis reflektuoja tai, kas vyksta pasaulio, o politika yra visur, politiškumas plačiaja prasme. Tai tada esminis, sakyčiau, viena iš esminių funkcijų teatro yra atverti ton dabartyje egzistuojantį nesusikalbėjimą ir tai pateikti kaip tragediją, kaip dramą, kaip komediją ar panašiai. Kitaip tariant, teatras turi būti ta vieta, kur galime mes susikalbėti, kai atveriamos skirtingos, radikaliai skirtingos pozicijos, o nestojama į vieną kažkokią pusę ir rėkiama iš tribūnos, iš scenos vieną tą kažkokią žinią. Ačiū.
Aš labai trumpą komentarą tai pasakysiu, man atrodo, kad visada nesusikalbėjo ir kaip dramaturgija jau čia nulengvinti situaciją noriu, man atrodo, kad nebūtų nei vieno draminio kūrinio, iš esmės aš neturėčiau darbo kaip dramaturgija, jeigu nebūtų konflikto, nes kiekviena scena konstruojasi imant kuo priešiškesnės nuomonės, nes jeigu mano visi veikėjai daužytų į vieną varpinį, iš esmės nieks neskaitytų ir nieks nestatytų. Ir visi vadina jį asamblėja, jis mus subūrė. Bet toje asamblėje iš tikrųjų ne konsensusas, o disensusas. Mes turime prieštaravimus matyti. Toje asamblėjoje teatras mums parodo prieštaravimus. Tai va čia yra jo ta prigimtis. Aš klausimą turiu. Aš turiu, žinokit, klausimą būtent dėl tos, vadinkime, kolektyvinės kūrybos ir to, režisieriaus, taip sakant, režisūrinio teatro. Nes čia dabar, reiškia, buvo kalbama, būtent, nes čia buvo praktikų, reiškia, ta sesija ir iš savo pozicijų kalbėtų, bet man įdomu, kaip jums atrodo, vat, iš tos publikos pozicijos, ta prasme, vat, vis tiek teatre dirbat, matot tą, vat, kas yra įdomiau ar vienodai įdomu, pavyzdžiui, publikai, ta kolektyvinė kūryba, kiek jinai sulaukia, nežinau, kiek ją mėgsta. Kitaip tariant, ar mūsų publika jinai yra liberali, ar jinai konservatyvi, ar jinai, pavyzdžiui, ar mūsų publika ilgisi tų didžiųjų genijų, taip sakant, asmenybė. Nu, bet apie tai gal. Kas norėtų apie publiką? Aš kaip ir dirbusi administracinį darbą, dabar galvoju apie tai, kad aš gal nepaminėjau pranešime, bet nėra Nacionaliniam dramos teatre kolektyvo režisuotų kūrinių, yra nebent parašytos dramaturgijos kolektyviai. Čia, kaip čia pasakius, man atrodo, kad mes, nežinau, ar jūs pritarsit teatrologės, kaip ir yra tas reikalas, kad tradicinių vertybių ilgesys ir teatre jaučiamas. Kadangi radikalėja tradicinių vertybių atstovaujančios ir jėgos Europai, tai dėl ko ta laukinė antis čia kaip toks fenomenas vis aptarinėjama, nes jinai yra tas paprastas normalus teatras, kurio visi pasilgo, bet tame ir kabliukas, kad jį sukūrė kolektyvas. Iš tikrųjų, iki premjeros atvedė kolektyvas, bet po pavardę genijaus. Tai va čia gal labai gerai ir atspindi situaciją, į kurią truputį esam pakliuvę, kad publika nori kokybės ir tos kokybės ieško iš pradžių per brandą, per žinomą pavardę, dėl to yra, bet kadangi ir vakar šnekėjom, bilietai yra išperkami visur, kadangi galim sau leisti teatrą, ne tik kaip prabangos prekę, tai sunku labai pasakyti iš perkamų bilietų, ko nori žiūrovai, nes jie eina ir lygiai taip pat perka bilietus ir į Adomo menką detalę, ten mažiau vietų, bet į fermentaciją, tarkim, kuri yra dėl aktorių yra perkama, pavyzdžiui, Giedrius Savickas vėlgi asmenybė. Man atrodo, kad čia gal toks trumpas geras apibūdinimas, kad yra poreikis kokybei, tos kokybės yra ieškoma per vardą, ar man atrodo, kad jeigu tokiom idealiom sąlygom, tai galimai galėtų būti ir nesvarbu, ar kolektyvas slypi, ar režisierius už pavadinimo. Bet čia jau dar rinkodarinės strategijos yra. Aš manyčiau, dar labai svarbu įvesti, dar svarbu įvesti labai vieną dalyką, taip pat kaip Rasa kalbėjo, kad kalbant apie kažkokių tai temų analizavimą, mes turim eiti gilin į niuansus, į skirtingas perspektyvas ir visada tas, kaip sakant,
vaizdo daugelypiškumo pamatymas turėtų būti siekinys. Tai čia šiuo atveju elementari situacija publika, mes čia dabar kalbam apie publiką, jin yra iš tikrųjų labai įvairi. Aš niekada neužsėmiau jokių tyrimų kaip nors specialiai, tai negaliu čia pasakyti labai kompetentingai. Bet reikalas tas, kad mes turim publiką Vilniuje, turbūt kituose miestuose, kurie įperka spektaklių bilietus ne tik už 20 eurų, kur yra nebūtinai išperkami, bet ir už 80. Ir tai yra publika, kurios finansinė padėtis, mes sakome, mes galime tai sau leisti. Vėlgi, dalis žmonių gali tai sau leisti. Ir ta dalis žmonių, dažniausiai jaunieji profesionalai, nežinau, nuo 25 iki 40, jau socialiniam paveikslui ir savivaizdžiui yra labai svarbus ėjimas ir matymas progresyvių spektaklių. Ar tiksliau, neįvardinsiu čia vertybiškai, kad progresyvūs jie, bet tiesiog eksperimentinės formos spektaklių, naujų vardų ir manau, kad jie atsineša iš ankstinę teigiamą nuostatą tam, ką jie pamatys, vien dėl to, kad tai gerai tinka prie to socialinio savivaizdžio. Tai čia yra irgi vienas dalykas. O turbūt tas neprieštarauja laukinės anties sėkmei, kuris tai yra, kad nepaisant to, kad einam ir daug visokių matom imersinių dalykų, galbūt išeidami ten mirksim ir klapsim akim ir sakom, nu ir kągi aš čia išsinešiau, bet galiausiai po kokių ten, nežinau, 5 metų tokio žiūrėjimo, staiga sako, nu dabar nuėjau ir pasižiūrėjau normalų spektaklį. Aš tiesiog, kadangi universitete turiu savo kolegas, kurie nėra teatrologai, o yra filologai, ir ėjo, žiūrėjo ir taip toliau, ir buvo labai patenkinti. Ir aš sakau, viskas gerai, viskas gerai. Kaip teatrologė aš turiu priekaištų. Kaip, nežinau, valstybės pilietė, matanti tam tikrą spektaklį ir nežinanti atseit to, kas už to slypi, aš sakau, labai puiku, labai gerai. Tai, žodžiu, ta publika yra toks labai... Mes negalim kalbėti tikriausiai. Ir nežinau, Beata, gal ir tu galėtum pasakyti, kaip su opera yra. Aha, tai man atrodo, kad publika nori visiškai dviejų skirtingų priešingų dalykų, reiškia. Ir vienu ir tuo pačiu metu, tie patys žmonės. Iš vienos pusės visais laikais publika nori tapatinimosi, mimezio, reiškia, matymo to gyvenimo, kuris gyvena savęs paties, savo šeimos, savo. Iš kitos pusės publika visada nori alternatyvos, reiškia. Tam gyvenimui, kurį gyvena, kažko idealaus, kažko kito, kažko siekiamo, kažko už horizonto priartėtos linijos. O šiaip tai dabar būsiu ciniškas ir pacituosiu Sruogą. Jis čia taip sakė apie kritikus, atsiprašau, bet čia tinka ir žiūrovams, kad reiškia, nu tai nesuprant, jie nežino, ką nori. Ar silkės, ar torto, ar kam nors snukį išmalti, reiškia. Atsiprašau už tokį grubumą, ne vietoj. Nu jo, aš irgi prisiminsiu tokį seną posakį, operoje labai populiarus visada buvo, čia ir rusiškas, bet aš lietuviškai žodžiu, kad publika durna, bet jinai viską supranta, čia jau senas toks, reiškia, ten, kad balsuoja kojomis ir panašiai, bet šiaip tai žodžiu, aš sutinku čia su visko, kas buvo pasakyta, bet aš galvoju, vėlgi tas ten politinis, nepolitinis teatras, aš galvoju, kad dabar, pavyzdžiui, ir su tom įvairiom, taip sakant, aktualiom temom, tiesiog dabar yra aktyvizmo daugiau ir teatre daugiau to aktyvizmo, bet iš tikrųjų ir tas atsiranda ne tik dėl to, kad jauni menininkai kūrė, bet ir dėl to, kad, kaip sakant, jauni žmonės eina ir žiūri tą. Ta prasme, kad publika ir tam yra, tiesiog yra terpė tam tikra. Ir nemanau, kad tai yra blogai, tegu reiškiasi žmonės ir turi savo publiką. Aš tik tai trumpą tokį pastebėjimą, kadangi iš tų bendravimų su publika pastebiu tokį dalyką, per paskutinius 10 metų keičiasi požiūris į spektaklius, kurie nepatiko. Keičiasi vienas dalykas auditorija, daugiau 45 ir panašiaus amžiaus žmonių, kurie ateina, aš sakyčiau, kad jie greičiausiai jau jų vaikai yra paaugę, kad jūs nebūtina turėti auklės ir panašiai, bet čia tokia mano visiška prielaida, bet labai dažnai sutinku žmonių, ypač po trumpesnio formato spektaklių, tiek dramos, tiek šokio, kurie sako, šitas man nepatiko, bet einu į kitą. Jie nepyksta už tai. Ir tarytum tai suponuoja tokį dalyką, kad jie
tyrinėja labiau, negu kad eina gauti tiesos ar kažkokių tikrų minčių, ar dar kažkokį ten išmanimą, labiau bando, atrodo, kad jie labiau ieško būdų dar teatrą žvelgia kaip papildomą būdą plėsti pasaulėjautą, svarstyti ir panašiai. Toksai. O prieš kokius 10 metų tikrai buvo daug labiau pykstančių, jeigu blogas spektaklis, man nepatiko, jūs labai emocionalūs pareiškimai būdavo. Man tai, žinom. Aš tada klausimus du tokius turiu. Vienas, kurį mane labai seniai manis rūpėjo ir dar labiau išprovokavo būtent Eglės pristatymas apie kolektyviškumą ir vieną Gytis išprovokavo, jūs Gyti išprovokavot klausimą pristatymus savo. Tai vienas iš jų būtų apie tą nematomą kolektyviškumą, tai yra, pavyzdžiui, vertėjo vaidmuo visame tame spektaklio kūrime ir taip toliau. Tai man ir pačiam nekartą Nacionaliniam teatrui teko rašyti, kad, žiūrėkite, pjesė ši buvo versta iš tam tikros kalbos ir reikėtų nurodyti, kas yra vertėjas. Tai čia, aišku, prodiuserių problema. Kitas dalykas yra, kad reikėjo nemažai kovoti, kad vertėjai apskritai traktuotų kaip kūrybinės grupės dalį, nes vis dar tai yra sunkiai suprantama teorinėme lygmenyje. Aš jau nekalbu, kad buvo kovota, kad vertėją gal į pirmasis repeticijas dar reiktų pasikviesti, nes nepamirškite, kad vertėjas jis su 3 srovėm kovoja. Jis verčia taip, kad taip reikia jam išlaviruoti, kad jis suprastų režisierius, kad jis suprastų aktorius ir kad jis suprastų žiūrovas. Tai yra, jis turi kažkaip tą problemą spręsti. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, pavyzdžiui, filosofų vaidmuo arba apskritai žmogaus kontekstą išmanančio vaidmuo tame kūrybinėme procese. Mes vis dar galvojame, kad režisierius yra dievas ir kad jis viską tarsi pats kaip sakyti, sugeria ir tada kristalizuoja ir pateikia tą savo. Bet jeigu dabar jūs publikos paklaustumėte, žinote, pavyzdžiui, kaip dirba scenografas, ar žinote, kaip dirba kostiumų dailininkas, ir jis jums tiksliai nepasakytų, ką padarė scenografas. Vienas galvotų, kad tai, ką jam liepia režisierius, tai jis ir padarė. Kitas galvotų, gal jis pats savo pasiūlymus teikia ir tada režisierius kažkaip vienaip ar kitaip rinkos ir panašiai. Tai tas vaidmuo jis yra kaip ir iki galo neaiškus, gali būti tiek ir žiūrovams, tiek ir apskritai. Vat, pavyzdžiui, tas 2 filosofijos pavyzdžiai yra tas, kad Kaune buvo statyta pagal Levino veido ten tą teoriją, spektaklis ir sakė, ten atėjo, man rodos, Bakhmetjevas ar kas ten pakalbėjo, papasako, bet galutinis variantas buvo nukrypta nuo tos filosofijos, nes filosofas nebeliko procese, jisai pakalbėjo ir išėjo ir tada liko daug nukrypta nuo tos tiesos filosofinės ir daug pasiliko interpretacijų. Kitas pavyzdys buvo, pavyzdžiui, Vinciūno Trukdis, kuris kurdamas spektaklį, kadangi pas gerai žinau, nes dalyvau tame procese, norėjo atsispirti nuo Levino veido teorijos ir jos visiškai neliko spektaklyje, bet tai buvo atspirties taškas atrakinti tam tikrus dalykus. Čia kaip ties PhD, kaip daktaro laipsnis, visi daktarai yra PhD, visi daktarai yra filosofijos daktarai, nes nėra nei vienos disertacijos, kurioje nebūtų filosofinės prielaidos. Ne dėl to, čia istoriškai tiesiog. Istoriškai? Ai, mums filosofijoje biškai pagyrė mus labiau. Tai va čia ne tik istoriškai aiškiname ir šiek tiek kitaip, nes mums tai dėstytojai aiškino. Ja. Tai čia va tas pamastymas apie kolektyviškumą, kitas buvo iš Gyčio pristatymo, kad prancūziškai režisierius yra metteur en scène. Tai yra statytojas. Tai vėlgi tas režisieriaus statytojo vaidmuo, kurio dabar mes nesakome, net dingo tas terminas statytojas, jis kažkaip... Jo, tai bet irgi dar man, kokia šiandien tada vaidmuo būtų to statytojas, ar jisai neatsirastų kaip kažkoks dar vienas variantas tom režisieriaus tokį. Tai čia, kas man rūpėjo, aš labai norėjau pasidalinti. Ačiū, Vincentai. Jūratė, matau, jūs... Iš
Iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie žiūrovus šitą klausimą, tai turbūt geriausias yra rodiklis, tai vis dėlto kiek išsilaiko spektakliai. Jeigu aš žiūrint iš tos klaipėdiečių perspektyvos, tai turbūt tradiciniai spektakliai eina 10-15 metų, sakykime, Tėvas arba Elzė žemė. Nežinau, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, bet turbūt tie tradiciniai spektakliai vis dėlto užima labai svarbią vietą teatre. O dabar dėl to kolektyvizmo aš norėčiau grįžti vis dėlto ir to individualizmo ar to. Tai įdomus toksai irgi iš klaipėdietiškos perspektyvos toksai yra ugdymo sistemos, sakykime, ar klaidos, ar kaip tik pasiekimai. Visos mokyklos ugdo asmenybės, ugdo individualybės, ugdo, sakykime, vis dėlto tą egocentriškumą, ar ne, menininkų. Ir vienas toks labai įdomus Masalskio kūrybos arba pedagogikos yra, kada jisai būtent yra pradėjęs nuo kolektyvizmo. Ir tai buvo didelis toksai, sakykime, Masalskis. Jo pedagogikoje jisai pradeda ne nuo individo asmenybės ugdymo, o nuo kolektyvo. Tai toks tikrai išskirtinis, sakyčiau, yra atvejis mūsų Lietuvų galbūt istorijoje ir buvo labai daug susilaukė jisai ir priekaištų, ir įvairių interpretacijų. Kaip čia galima, jis pats sakydavo, bet kuris etiudas, bet kuris pratimas atliekamas individualiai. Jis net neturėdavo individualių etiudų pirmame kurse. Tai šitas, nežinau kaip čia vertinti, kad jis pradėjęs yra nuo kolektyvizmo. Ir jūs irgi, režisieriau, mes irgi diskutavom to klausimu, kad tai nėra gerai, ar tai yra gerai. Gal jūs labiau atsakysite. Ir dabar jau stebimės tos aktorius, ar juos galima išugdyti, pradedant ne individualiai, o kolektyviai, jeigu grįžtant prie šito ir Eglės ir to. Tai gal Gyti, jūs galėtumėt pakomentuoti, nes aktoriai ir nuo kolektyvinio šito, reiškia, momento tampa liktai individai. Ir atvirkščiai, ir individas integruojasi į kolektyvą. Aš noriu truputį grįžti į tą teatrologinę Man dabar atėjo galva, kad mes neaptarėm trečio kelio. Ta prasme, kad tarp režisieriaus kaip pagrindinio ten to statytojo, diktatoriaus centro ir kolektyvinės kūrybos. O yra trečias kelias, aš, pavyzdžiui, dirbu visą laiką, atsiprašau už nekuklumą, trečių kelių. Ta prasme, aš nemanau, kad žmogus, kuris vadinasi režisierium, kuris yra profesionalas, gali ateiti į repeticiją, į spektaklio proceso statymą, neparuošęs namų darbų. Ta prasme, nesukūręs savo vizijos, matymo, reiškia, koncepcijos, bet aš manau, kad kai jis visą tai jau turi, jis ateina pas visus savo kolegas. Aš niekada Birutei Ukrinaitei, su kuria dirbu labai daug metų, vaisingai, protingai, nesakau, kad tu man turi nupiešta ir tą, tu turi padaryti tokį ir tokį stilių. Aš tiesiog su jie kalbuosi apie gyvenimą, apie tai kažkas susijęs su pjese ir tiesiog ją inspiruoti stengiuosi, kad jinai man pateiktų tokį rezultatą scenografinį, kurio aš visiškai nesitikėjau konkrečiai, bet jis yra tai, ko reikia. Lygiai taip pat su kompozitorium. Lygiai taip pat su aktoriais. Nes aš, pavyzdžiui, manau, kad, ką reiškia, kolektyvinis darbas. Aš manau, kad jeigu, čia šiuo atveju aš nekalbu, nežinau kaip, bet aš niekaip nesuprantu ir nesuprasiu režisieriaus, tegu jis būna ir genijus, kuris eina į repeticiją ir neturi jokio plano ir vizijos, ko jis nori pasiekti. Tu yra tekę matyti tokių režisierių ir garsių. Maždaug ateisim ir kažką darysim, pradėsim durnių voliot, rūkysim, vaikščiosim, gersim kavą, jeigu nieko nebus, tai įsivaikščiosim ir statysim spektaklį 3-4 metus, reiškia, ar ne? Tai yra neprofesionalu ir neproduktyvu. Iš kitos pusės, man visada labai įdomu, kai aš turiu tą savo planą, tą savo kažkokį tinklą, įtraukti žmonės į jį taip, kad gaučiau iš jų tokį grįžtamą ryšį, kuris būtų tam mano, reiškia, toj sistemoje, bet visiškai kitaip. Sakykime, toks pavyzdys labai su Inga Jankauskaitė. Jinai pas mane prieš 10 metų vaidino karalienę Luizą, ar ne?
Nu tai labai gudri moteris, labai talentinga, labai protinga ir jinai viską absoliučiai padarė, tai ko man kaip režisieriui reikėjo, bet viską absoliučiai padarė mane stebindama. Savo priemonėm, visiškai kitokiom negu aš įsivaizduoju, bet rezultatas buvo tas. Dabar kalbant apie, tai čia susikalbėjimo klausimas, ar tu nori girdėti, ar tu nori priimti. Reiškia, jauni režisieriai labai nenori priimti, jie labai ambicingi, jie galvoja, ir jie išvis dažnai galvoja, kad stato spektaklį savo tik tai, reiškia, ir matom tokių, aš mačiau prieš tų 300 spektaklių daug, ir keli režisieriai, kurie stato tik savo dėje, tie spektakliai labai trumpalaikiai, vienu žodžiu. Dabar kalbant apie, ką Jūratė gerbama klausė ir viską, man labai būna visada liūdna. Tai šiek tiek liečia ir Valentiną, mano gerbiamą ir mylimą kolegą, kuris pas mane daug ir vaidino ir mes bendraujam visą gyvenimą, kad vis dėlto ta kolektyvinė kūryba pedagoginė, jinai labai suniveliuoja žmonės. Ir paskui atsiranda terminas mastalskiukai, vaitkiukai, kokie nors iukai kiti. O aš nesu už to esu prieš tos iukus. Aš esu vis dėlto tai ne kareivių kuopa, kuri turi būti pagal vieną metodą ištreniruota. Tai vis dėlto individualybė ir labai aiškiai matosi su Masalskio. Pas mane beveik visi priėjo magistrantūrą po to, labai daug kas iš jų. Ir aiškiai paskui matosi, kaip jie vis dėlto tampa jau, ten kokią Ievą Pakštytę, Pinigių, galima vardinti, įgyja savo individualumą. Bet tai aš galvoju, kad vis dėlto to individualumo reikia rūpintis iš karto ir galvoti, ir stengtis pamatyti. Ir aš, pavyzdžiui, esu labai laimingas, kad mano studentų, jums tai tik mažai dėsčiau, bet ir aš kursus išleidęs viską, ir nei vienas iš jų nepanašus į padegimą. Nei apie vieną nepasakys, ypač tie, kurie sėkmingi, nepasakys, kad jis padegimiukas. Aš to didžiuojuosi. Bet aš dabar labai noriu pasireikšti. Visų pirma, Masalskis yra aktorius, kuris ugdė aktorius. Jūs esate režisierius ir ugdėt ir aktorius, ir režisierius. Man atrodo, kad tai yra skirtingos technikos jau visų pirma ugdymo ir Masalskis ugdo savim ir aktorius perima iš jo kaip iš aktoriaus bruožus, dėl to mes turim epigonų ar kažkokių kartočių. Kitas dalykas, man labai įdomu, kad visi, kaip koks įdomus pranešimas apie kolektyviškumą, bet mes iš tikrųjų grįžtame į tą išeities tašką, iš kurio aš iškeliavau, kad, iš esmės, vis tiek tik neigiamą reikšmę jisai turi mūsų bendruomeniai, nes tai yra kalbant apie, ką tik pats pasakėt, Gyti, vienas metodas grupiai žmonių. Tai čia ne tas kolektyvas, apie kurį mes šnekam. Čia yra autoritetas, kuris nuleidžia savo gairias grupiai žmonių, bet kalbam apie kolektyvą, kur mes turim bent kažkokią lygybę, kad aš nesu pasodinta į ratą, man pasakyta tylėti ir žiūrėti žvakę. Tai mes apie tai nebenorim kalbėti. Mes norim kalbėti, kad aš ateičiau ir galėčiau kaip asmenybė kreiptis į kitą asmenybę, kad jis už mane ar ji už mane ir 40 metų vyresnė. Bet mes nustotume žiūrėti viens į kitą iš hierarchinių pozicijų, kad štai atėjo viščiukas, dabar aš iki vištelės ją auginsiu. Ir tokius terminus dar ir vartosiu. Viščiukai, ten dar kažkokie. Tai tas, man atrodo, vėl apie savokas ir apie tą lietuvių kalbos neseklumą, bet tokį ribotumą, kad kolektyviškumas staiga pradeda reikšti viską vieną monolitišką ir... Aš pamiršau, žinot, kai daug visko norisi pasakyti, pamiršau paminėti tokį dalyką, kad, sakykim, tas pats Gordonas Kregas, mano minėtas, sakydavo, kad jo uždavinys yra atskirti aktorių nuo žmogaus, kad išeitų, norėdamas tapti artefaktų, meno kūrinių ir visą savo psichologiją viską paliktų, pirmai atsiduotų to lipdytojo, statytojo valiai, tai virš marionetės, taip vadinamas tas klausimas. Ir kažkaip čia niekas apie tai nerašė, nekalbėjo, bet aš manau, kad Robertas Wilsonas šito pasiekė rezultate. Jis šitą realizavo, būtent šitą Gordono Krego virš marionetės, vienu žodžiu, idėją, kai žmogus, reiškia,
iš vis paliktas, nežinia, kas jis koks jis, o jis yra grinai kaip kokia Fidijos skulptūra tiesiog, reiškia, suidealinta kiek įmanoma. Ar tai gerai ar blogai, nežinau, taip yra. Jeigu visur būtų blogai, bet jeigu matom tokį kažkokį kelis kartus, keliose spektacijose, gal tai puiku, įdomu, įvairovė. Aš gal irgi dar vieną pastebėjimą šitame kontekste su kolektyvu ir ypač esu dirbęs su Valentino Masalskio skirtingom kartom. Ir ten yra tikrai daug iššūkių, kas susijęs su kolektyvumu ir individualumu kolektyve. Ir įdomu, kaip skirtingose kartose tai skirtingai atsiliepia. Bet noriu vieną dalyką kitą pastebėjimą apie nevyriausybinį sektorių pasakyti. Jisai pradėjo formuotis praktiškai kursų pagrindu. Ir didžioji dalis nevyriausybinių organizacijų kursų pagrindų išsiskirstė ir išsivaikščiojo. Ir mano galva, jeigu pradžiai buvo toksai galimai tas kursų pagrindų ėjo tarytum kopijavimas, gal valstybinio sektoriaus, kad rengiami tarytum vienam teatrui ir kitam, tas imitavimas galiausiai pradėjo, mano galva, byrėti ir čia daug priežasčių yra, ir finansavimo, mano galva, ir politikos, ir daug dalykų. Bet pradėjo, iš mano perspektyvos žvelgiant, pradėjo daug daugiau ryškėti projektų, kur pradeda jungti skirtingų mokyklų individualūs aktoriai, individualūs kūrėjai ir formuoti savitus tokius kažkokius branduolius, gravitacinius laukus, kur pritraukia jau tada ir tie patys kompozitoriai, šokėjai, panašiai pradeda veikti kaip atskiri kolektyvai. Tai tas, man atrodo, tas vieno kurso, pavyzdžiui, pagrindų, man atrodo, tik tai matyti Klaipėdos, ir tai jau Klaipėdos jaunimo teatras irgi pradeda skaldytis į dalis ir į skirtingas kartas. Buvo ilgą laiką vienos kartos praktiškai, bet dabar jo. Tai tas mes matom tą pačią tendenciją, apie ką šiandien kalbam, kad viskas skyla. Grįžti prie to kolektyviškumo, kad kaip čia pasakius, kad truputėlį tos rėmus atitraukti ir mes turime juk turime tą mūsų vadinamąjį postmodernizmą, su kuriuo viskas ir prasidėjo. Maža to, kad prasidėjo auditorija arba žiūrovas, kuris yra spektaklio autorius ir kūrėjas, ir lygiai taip pat visi lygiavertiškumo, demokratiškumo, bendruomenių idėjos ir tikslai, kurios formavosi iš tikrųjų 10-ame dešimtmetyje ir pirmajame jau 21 amžiaus dešimtmetyje. Bet ką mes turime ir dabar, mes turime šiek tiek tą mūsų tokį teatro vaizdą galbūt besitęsiantį iš tų laikų, nes jo mes neturėjome tokio suformuoto. Kita vertus aplinkybės tokios, kad taip, tas teatras gali formuotis. O trečias dalykas, jeigu žiūrėti iš tikrųjų visus politinius, geopolitinius kontekstus, tai praktiškai arba mes turime jau, kaip ir šiek tiek anksčiau minėjau, kai Eglė ir kalbėjo, kas yra teatras, kas yra ne teatras, tai yra tai, kas yra ne teatras, iš tikrųjų, kuris eina į bendruomenės ir tas teatras kuriasi būtent bendruomenėse, artimiau taikomojo teatro, ką padarė jau irgi čia Bolonijos įvairiausi visi dalykai priverstinai su ES reikalavimais ir taip toliau. Iš tikrųjų taikomojo teatro dalykas, kada žmonės užsiimtų bendruomenėm. Ir kartu iš kitos pusės tarsi lyg ir tas teatras jau gręžiasi į uždarasias, tokias ne tik uždarasias, bet ir į valstybinį sektorių, nes praktiškai to valstybinio sektoriaus beveik nebelieka, dėl to, kad nepaprastai daug yra pasaulyje kalbų tų bendruomenių teatro. Lygiai taip pat, kaip čia pasakyti, profesionalų menininkų ir taikomojo teatro specialistų, lyg ir tokia susikalbėjimas ir apsikeitimas ir praktika ir, sakykime, tais gebėjimais ir profesionalumais. Žinoma, kad jie leidžia atsiskleisti ir vienai pusiai, ir kitai pusiai. Bet turint galvoje, kad ir postmodernizmas baigėsi ir praktiškai tarsi lyg ir tie visi globalizacijos ir apskritai tokio lygiavertiškumo, politinio korektiškumo ir visi kiti dalykai, jie jau lyg ir netenka prasmės, tai atrodytų, kad ir tas pats teatras pradeda gręžtis prie savo tam tikrų
nemanyčiau, kad vien tik tai konservatyvių, bet kažkokių tai konvencinių dalykų, nes jis praktiškai prarado tuos konvencinius dalykus ryšiumi su vėlgi teorijom ir postdraminio teatro, ir performatyvaus teatro, ir visų kitų dalykų. Čia beje irgi prisidėjo prie to tarpdiscipliniškumas, kada visi tapo visų sričių specialistais ir beveik tas tarpdiscipliniškumas, kada tu gali kviesti, ar ne, jie lygiaverčiai kūrėjai iš skirtingų disciplinų, ten kažkas gaunasi. Bet vienas žmogus negali būti visiškai tarpdiscipliniškas, atlikti visus darbus, nors iš to jo reikalavo būtent liberalioji ideologija ir pozicija. Jis yra verslus, jis kuria, jis ieško, jis suranda, jis visur dalyvauja. Palaukite, ne, žmogus nėra visų galų meistras. Tai tiesiog ir teatrui turbūt reikia kažkaip surasti tą savo kelią, nes jis irgi nėra visų galų vieta ir visų galų meistras. Tai turbūt ačiū labai Rasa, iš tikrųjų labai čia teisinga ir produktyvi suprasti mūsų situaciją šitą perspektyvą platesnio to mūsų, nežinau, čia ne tik kultūrinio ir idėjinio konteksto. O grįžtant ir suvedant galus, nes mes jau turime vis dėlto baigti, tai galbūt dar vertėtų padaryti tokią perskyrą, kalbant apie kolektyviškumą ir individualumą ir individualizmą. Čia dabar gal jau nebelabai tiksliai pavartau šitas paskutinės savokas, bet kas yra du skirtingi momentai, kurie man ryškėja šitoje diskusijoje. Tai vienas dalykas yra mokyklos klausimas, nes iš principo mes tebeturim mokytojus, kurie yra išauginti režisūrinio teatro kontekste ir patys yra režisūrinio teatro atstovai. Tuo tarpu pamatę iš užsienio kolektyvinės kūrybos metodus, kurie ima, daro, nori daryti, bet jie yra parengti kitoje mokykloje. Tai va tas klausimas galbūt, kaip, ką ir Eglė savo pranešimo pabaigoje aptarinėjo apie tiek bakalauro, tiek magistro studijose, kiek tai būtų galima įtraukti va šitą dalyką, mokėjimą kažkaip naujai funkcionuoti tose kolektyvinio teatro formose. Bet vėlgi, aišku, nepamirštant, kad kolektyvinis teatras ir tas device theater yra tik tai viena teatro dalis ir manau, čia niekam nekyla klausimų, kad režisūrinis teatras bus, liks gyvos ir taip toliau. O antras momentas, tai čia būtų mokykla, o antras momentas tai yra tas momentas, kad mes turbūt norime kolektyvo sudaryto iš individų, turinčių, prie kurio individualių kažkokių savybių, gebėjimų ir talentų ir meistriškumo būtų padirbėta kažkokio atitinkamų, neniveliuojančių, o auginančių būdu. Paulius Juška, magistrantas, kuris baigė pas Aidą Giniotį, jis rašė magistro darbą. Bakalauro, atsiprašau. Jis rašė bakalauro darbą, rašto darbą, reflektuodamas savo statymo patirtį. Ir iš tikrųjų prie vieno spektaklio jis dirba kaip kuratorius, sukurdamas labai saugią, kūrybišką ar kūrybišką atmosferą. Prie kito darbo pasidalydamas kaip kolektyvinės kūrybos principais, todėl kad ten jis dirba beveik su lygiaverčiais, prie trečio darbo vėl kitaip. Tai vadinasi, prie kiekvieno tam tikro kūrinio, atsižvelgiant į tai, kaip minėjo Alma, kas susirenka dirbti, nes jis paminėjo, atėjo vyresnė profesionali aktorė, jis neturi autoriteto kalbėdamas, bet jį, jeigu palaiko jo idėjas, iš karto tie jaunesni, vienu žodžiu, irgi jam suteikia tam tikrą autoritetą. Taip kad režisieriaus šį kartą tikrai nėra tas autokratiškas, autoritarinis vaidmuo, jis keičiasi į tos kūrybinės terpės kūrėjo, palaikytojo, nukreipiant iš tikrųjų, taip kaip reikia, galbūt, ar ne, kažkokį tai vaidmenį. Ir tas vaidmuo tampa nepaprastai svarbus, tada ir visi
laiko save būtent to darbo ir tos kūrybos bendraautoriais. Nu, jeigu galima, aš darysiu taip. Man atrodo, kad čia mes kiek klausėm pranešimų, minčių, labai įdomių, įvairių, vis dėlto kažkaip buvo viskas, nu ne viskas, bet iš dalies buvo nukreipta į tam tikros formulės radimą, kas yra absoliučiai neįmanoma, tai yra Sizifo darbas ir to gal nereikėtų taip jau pabrėžtinai siekti, nes tas teatras įvairus, jis persipina. Tai, kas dabar atrodo nauja, jau tiesą sakant, kažkada buvo, bet grįžo. Ir tai, ką mes dabar, sakykime, atmetam, atsisakom, kad ir tą psichologinį teatrą, kažkada vėl grįž ratu ir tai bus vėl didis atradimas jaunosios kartos, kad mes atradome psichologinį teatrą. Formulė yra neįmanoma ir kažkaip reikia taip daug ramiau ir šitą ir plačiau į tai žiūrėti ir tikrai, nes formulės ieškojimas yra Sizifo darbas. Sakyčiau, labai puikiai apibrėžėt ir manau, kad mes ramiai galime leisti savo papietauti, neišradę galutinės formulės. Kliaksa tokia. Noriu, kad jūs suvaldėt.